Pasakojama, kad Kauno rajone gyvenęs ir garsiai Obelynę įkūręs gamtininkas profesorius Tadas Ivanauskas mėgdavo užantyje nešiotis gyvą žaltį. Kartais jis jį ištraukdavo ne tik nustebindamas, bet ir pagąsdindamas kolegas. Mielas pokštas kartais virsdavo stiprių studentų arba kolegų išgąsčiu. Sveiki, su jumis laida Lietuvos muziejai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Kauno rajono muziejaus, kuris yra ypatingas, nes jį sudaro net 5 šiose apylinkėse esantys muziejai. Visi jie ypatingi, visi jie savo lankytojus supažindina su iškiliomis Lietuvą kūrusiomis asmenybėmis. Kauno rajono muziejus 2013 metais apjungia 5 Kauno rajone esančius muziejus. Babtų kraštotyros muziejų, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, Raudondvario pilies muziejų, gamtininko Tado Ivanausko sodybą Obelynė bei Liekių sodybą. Šiandien kviečiame aplankyti 3 šio muziejaus dalis ir savo kelionę pradedame nuo Raudondvario rūmų, kuriuose eksponuojama Juozo Naujalio ekspozicija bei Benedikto Henriko Tiškevičiaus išlikusių fotografijų paroda. Žinau, kad jie susiję yra ir tikrai žinau, kad turite istoriją apie tai, kodėlgi grafas Tiškevičius labai stipriai rėmė Juozą Naujalį. Juozas Naujalis vienas iš patriarchų ir mūsų dainų šventės organizatorių. Pirmasis dirigentas 1924 metais daugybė nuotraukų ir čia mes turime nuotraukų, kuriuose Juozas Naujalis diriguoja dainų šventėj arba eucharistiniam kongresui. Jis visada buvo prisirišęs prie muzikos, ištikimas Lietuvai, Kaunui, tam pačiam Raudondvariui. Tai žurnalistas Trofimišinas šiek tiek patyrinėjo būtent kompozitoriaus Juozo Naujalio genealogiją ir šiaip gyvenimą, biografiją ir surado labai tokių įdomių sąsajų grafo Benedikto Emanuelio Tiškevičiaus su Juozo Naujalio tėvu. Grafas Benediktas Emanuelis Tiškevičius turėjo čia už 7 kilometrų nuo Raudondvario Bernatonių kaime miškelyje Fazaninę ir ten dažnai lankydavosi. Ir ten gyveno Naujalių šeima, kur gyveno ir graži mergina ir tikriausiai kažkokią silpnumo minutę grafas niekaip neatlaikė tos merginos grožio ir gimė Vincas Naujalis. Krikštytas buvo bažnyčioje, dalyvavo kunigas ir pats grafas, daugiau nieko nėra. Vėliau užaugęs Vincas Naujalis ir pavardė Naujalis duotas. Mamos pavardė. Tai yra mamos pavardė. Ir vėliau buvo priimtas dirbti kaip bažnyčios zakristijonas ir grafo Tiškevičiaus rūmų dekoratorius ir dažytojas. Ta globa buvo nuolatinė. Ir kai gimė Vincui Naujaliui vaikai, grafas Tiškevičius, pačius talentingiausius, pasirinko būtent Aleksandrą Naujalį, kurį išsiuntė mokėdamas stipendiją į Varšuvą mokytis fotografijos. Na ir kitas sūnus, mūsų kompozitorius, Juozas Naujalis. Tai išgirdęs, kaip jis vargonuoja bažnyčioje Raudondvaryje per šventas mišias, pasikvietė Vincą ir pasiūlė duoti vaikui stipendiją ir išsiųsti į Varšuvą mokytis vargonininkavimo. Benediktas Tiškevičius tikėjosi, kad anūkas taps gerų vargonininkų Raudondvario bažnyčioje, bet Juozas Naujalis Varšuvoje įsimylėjo lenkaitę Moniką Kreit, susižadėjo, o po savo tėvo mirties ją vedė ir parsivežė į Lietuvą. Na, viskas taip tarsi ir nekaltai atrodo. Bet iš tikrųjų, buvo grafo anūkas. Tai buvo grafo anūkas. Monika ir Kreit ir Juozas Naujalis užgyveno 5 vaikus ir Monika kaip ištikima tarnaitė tarnavo Naujalio idėjom ir Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos kūrimui. Raudondvaris buvo viena mėgstamiausių ir prabangiausių Benedikto Tiškevičiaus rezidencijų. Čia keliavo geriausi baldai, meno kūriniai, gėlės ir net egzotiniai gyvūnai. Šiame dvare yra saugomos išlikę grafo darytos nuotraukos. Tai yra didžiulis 261 nuotraukos rinkinys.
Tai buvo keletas laboratorijų, turėjau vieną laboratoriją Paryžiuje, kitą iki tam tikro laiko Raudondvaryje, kurią vėliau perkelė į savo dvarą Baltarusijoje Vialoje. Benediktas Henrikas Tiškevičius yra laikomas būtent reportažinės fotografijos pradininku Lietuvoje. Šiais metais grafo darbai susidomėjo Prancūzijos Niepso fotografijos muziejus, kuriame buvo surengta grafo Tiškevičiaus fotografijų paroda. Pasirinko, yra kelionės pradžia iš Raudondvario į Varšuvą, vienas iš lakštų, taip pat su augintiniais jų iš Vialos, taip pat Raudondvario senų vaizdų. Keltas yra užfiksuotas, apylinkės Raudondvario. Taip pat įdomios visada, kur pats Benediktas Henrikas Tiškevičius su savo vaikais, su savo šeimos nariais. Šis muziejus gyvas, atsinaujinantis, rengiantis ir kilnojamas parodas. Šiuo metu eksponuojama XIX amžiuje kūrusio menininko Francisko Gojos vienas garsiausių darbų rinkinių Karo negandos, kurį sudaro net 80 grafikos darbų, o vos prieš pusvalandį į Raudondvario muziejų atvyko ypatinga Luigi Pampalonijo skulptūrų paroda iš Biržų sielos muziejaus, kuri džiugins ilgiau nei mėnesį. Kadangi Biržų valdytojai irgi visą šimtmetį, daugiau negu šimtmetį buvo grafai Tiškevičiai, turi dalį grafų Tiškevičių paveldo. Ir daktarė Aldona Snitkuvienė gal tik prieš kokį 3 metų, jeigu neklystu, identifikavo, kad ta skulptūra yra žymaus italų skulptoriaus Luigi Pampaloni darbas. Tai iš viso yra tik 3 šito žymaus skulptoriaus darbai žinomi, kad jie yra išlikę Lietuvoje. Tai viena iš tų skulptūrų mergaitė su balandžiu, nebejotinai tai yra Astravo dvaro interjero detalė. Kitos 2 skulptūros, jau minėjau, jos yra likusios Raudondvario bažnyčioje, todėl kad jos yra liūdnesnės, tai yra antkapiniai paminklai. Mirusio mažo kūdikio grafaičio Mykolo Raudondvario grafaičio, kurią mes galėjome eksponuoti, ir jau moters ūgio irgi antkapinė skulptūra, tai grafienės Vandos, kuri šiuo metu nėra transportuotina, jinai ir yra paslėpta Raudondvario bažnyčioje. Kauno rajono muziejuje nuolatos vyksta įvairios edukacijos susijusios su grafų Tiškevičių kultūriniu palikimu. Viena įdomesnių – piešimas šviesa. Žinau, kad yra sudėtingas žodis cienografija. Cienotipija, taip labai panašu. Va, jau supainioju, nesakau, tikrai sudėtingas. Cienotipija tai irgi yra fotografija. Fotografija, piešimas, šviesa. Mes naudojam šviesai jautrų tirpalą. Juo padengia lapelį, vaikai, suaugę, šeimos, labai įvairaus amžiaus lankytojai. Ir tada žaidžiam su šviesa. Uždengiam, apšviečiam, plaunam, džiovinam, tikrai būna netikėtas rezultatas, nes procesas yra įdomus, kiekvienas etapas yra labai svarbus, svarbu laikytis taisyklių, ką daryti, kaip daryti, ir viso to laikantis tikrai būna puikus rezultatas. Keliaukime į dar vieną obuoliais kvepiantį Kauno rajono muziejaus padalinį, kuriame esame tikri, daugelis jūsų nesate buvę. Tai gamtininko Tado Ivanausko sukurta sodyba Obelynė. Tadas Ivanauskas atvažiavo į Lietuvą 1918 metais ir būdamas jaunas, energingas, išsilavinęs, ieškojo kažkokios veiklos papildomos. Jam maža buvo to, ką jis daro Kaune. Ivanauskas nusprendžia iš parceliuojamo Marvos dvaro nupirkti 8,2 hektaro žemės ir juos nusiperka. Ir pavadina Obelynę. 1921 metais pasodina pirmąją obelį ir pradeda veisti medelyną. Skiepija obelaites parvežtas iš vakarų Europos. Taip, šitą yra irgi viena seniausių veislių, tai yra rudens dryžuotas, lygiai grinai lietuviška veislė. Mes, jeigu jį prakastume, prapjautume, viduje yra raudonos tokios kraujagyslės. Vienas įskaniausių obuolių dabar. Tadas Ivanauskas ne tik kūrė ir puoselėjo savo sodą, bet ir augino bei pardavinėjo įvairiausius sodinukus Kauno rajono naujakuriams. Tado Ivanausko Obelynės medelyno kainoraštis.
1936 metai, Kaunas. Kaina kriaušių yra 3-4 metų 4 litai. Avietės pardavinėja, braškes, 10 daigų 1 litas kainavo. Šiuo metu obelynėje galima susipažinti su daugeliu Tado Ivanausko išvestų obelų, kriaušių veislių, bei su jo 100-mete augalų kolekcija, kuri stebina net šių dienų sodininkus. Tai ir didžioji tuja, ir kanadinė cuga, ir dviskiautis ginkmedis. Kiekvieno lapo skirtingos gyslelės, tai tas pats, kaip mūsų piršto antspaudai. Jeigu mes nuneštume kitą lapą prie kito medžio, tai bus jau skirtingos. Kai jau sodas buvo pasodintas, gamtininkas pasistatė namus ir savo. Architektas pastato Neomas Jofė suprojektavo būtent pastatą pagal Tado Ivanausko norą, kad išoriškai atrodytų mažas Lebiotkos dvarelis, jo gimtasis dvarelis. Tačiau vidus visas išprojektuotas tipiškas Kauno ardekas. Dvarelis puikiai išsilaikęs, iki šių dienų išlikę polichrominiai ornamentai, kurie buvo būdingi tarpukario Kauno dekoravimo stiliui. Tai aš kviečiu pasižiūrėti, koks tas yra buvęs valgomasis arba salionėlis, prašom. Stebina puikiai išlikusi durų ir langų furnitūra, baldai, bufetėlis su porceliano indais, bei honoratai dovanų pirktas pianinas. Na, bet čia lankydavosi Kipras Petrauskas ir reikia suprasti, kad instrumentas tikrai atliko savo funkciją. Tado ir Honoratos Ivanauskų valgomojo stalas šiandien padengtas tais indais, iš kurių šeima valgydavo pati ir per didžiąsias šventes vaišindavo savo svečius. Japoniškas servizas mena ne tik tuo metu vyravusias madas, bet jau išnykti spėjusius stalo atributus. Įdomi detalė šiandienos 21 amžiaus žmogui, kad yra mažos lėkštutės šalia kitų indų. Visada kyla klausimas, kam. Tai dažniausiai visi sako tikriausiai pasidėti arbatos krepšeliui, arba pipirui, arba kažkam tai. Iš tikrųjų skirta cigaretei, cigareliai ir pelenams nukratyti. Šiuose namuose lankydavosi visa Kauno inteligentija, kūrusi tarpukario Lietuvą. Ir Kipras Petrauskas yra bendra nuotrauka daryta Lietuvos draugijos suvažiavime. Taip pat, aišku, kadangi Honorata Ivanauskienė gan aktyviai buvo įsijungusi į šaulių veiklą, tai vienas iš tokių garsesnių žmonių yra Vladas Putvinskis, kuris taip pat lankydavosi čia. Dar iš geriau žinomų galima paminėti tą patį Vaižgantą. Ir Vladas Lašas geras draugas buvo Tado Ivanausko. Tai iš tiesų toks turtingas kambarys, daug įžymių Lietuvai asmenų, kurie čia lankėsi, politikavo, diskutavo ir pokštavo. Tai iš tiesų kambarys su istorija. Tuo tarpu draugystę su žymiu dailininku Antanu Žmuidzinavičiumi liudija dvarelio sienas puošiantis tapybos darbas Šilagėlės. Kita dar turime visiškai unikalų darbą, kurio galėtų pavydėti bet kuris Lietuvos ir pasaulio muziejus. Antano Žmuidzinavičiaus tapytas Liuksemburgo sodo fragmentas mielam draugui, bičiuliui Tadui Ivanauskui, mūsų jaunas dienas prisiminti. A ir M Žmuidzinavičiai. Paryžius, Liuksemburg, 1906 metai. Yra šiame dvarelyje buvę ir nekviestų svečių, kurie ne juokais išgąsdino Honoratą. Pokariu buvo užpulta Honorata 2 kažkokių plėšikų vyrų. Ji gynėsi, vėliau užbėgo į 2. aukštą, pasiėmė šautuvą, pavymui bandė šaudyti į tuos plėšikus, tačiau jie pabėgo. Vėliau Tadas Ivanauskas 1. aukšte ant langų uždėjo grotas ir įrengė būtent šitą uždarą laiptinę su tvirtom durim ir kabliais iš vidaus, kad esant reikalui užbėgti. Tado Ivanausko ūkyje buvo gausu ne tik augalų, bet ir paukščių. Iki šių dienų išlikusi itin originali paukštidė. Tai dideli langai šviesus, paukščiams šviesos krenta ir mažos durelės. Paukščiams sulysti į namelį. Šiandien mažieji lankytojai taip pat gali pasigrožėti paukščiais. Čia auginamos perlinės vištos, dar vadinamos patarškomis, ir fazanai.
Metas keliauti į Vilkiją ir susipažinti su Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejumi, kuris yra ne ką mažiau įdomus ir unikalus. Lietuvių tautosakininkas ir etnografas Antanas Juška paliko itin gausų darbų archyvą. Surinkta daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žodyną, 7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį. Tai kuo ypatinga yra ši vieta, kuo ypatingas šis muziejus yra? Ypatingas pirmiausia tuom, kad tai yra seniausias Vilkijos pastatas. 300 metų senumo medinis pastatas buvusioji klebonija. Yra prototipas žemaitiško numo. O Dieve, kaip čia gražu. Kur be pasižiūrėsi, visur norisi aikčioti, įvairiausių grožybių ir tikrai labai įdomių visokių dalykų yra. O kokie, pavyzdžiui, yra, jeigu reikėtų išskirti kelis labai, tokius, nežinau, neįlindus kažkokius eksponatus, ką jūs galėtumėte išskirti? Man pats brangiausias čia daiktas nematerialia prasme. Įsivaizduot, kad ties babtais sutinku moterį, išsikalbame, sakau, kad tokiam Kuzirių muziejų medžioju daiktus, sakau, nes prie Vilkijos man visos durys užsiveria. Jinai man sako, einam, aš jums kai ką padovanosiu, įsivaizduojat, padovanoja knygutėje. Tuščias namas. Pirmas eksponatas, gan retas leidinys, Tumas Vaižgantas, broliai Juškos Juškevičiai ir spaudos draudimas. Atverčiu tituninis puslapis, antspaudas Viltis, o aplink ją raidelės šviečia. Vilkijos viešoji biblioteka prieš karinė. Ką pradėt kurt muziejų ir gauti pirmų eksponatų tai, kas tikrai reta. Čia buvo ženklas. Muziejus pilnas įvairiausių rakandų, prietaisų, apie kuriuos nieko nebežinome. Atspėkite. Galiu tik parodyti, štai kažkas tai keistas mechanizmas, labai viskas paslanku gražu. Kas tai? Ir ką čia su juo, ką nors paimti reikia? Blynus ištraukti iš pečiaus. Blynus iš pečiaus? Ne, juokauju. Bet labai tiktų. Atspėkite. Aš patikėčiau. Bet kažką tikrai paimti reikia. Ne. Nepaimti? Ne. Vorą kokį, sakyčiau, naimti nuo stogo. Nežinau, bulves išspausti. Turėkit minti, kad senais laikais žmonės žemesnio ūgio dominavo. Aha. Štai paimate. Užsigavot koją arba senatvę. Aha. Ai, čia lasdelė tokia? Bet ne tik. Pavargote. O, geras! Dabar dar bijau čia nugriūt. Paprasčiau, taip. Koks dėkingas. Eina savo. Niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus. Tikrai negali nepastebėti tų nuostabių sodų ir viso to, kas vyksta, kai jie sukasi, yra kažkokia magija. Aš net, iš tikrųjų, toks įdomus labai jausmas šiltas užima ir, net nemoku paaiškinti, negaliu surasti žodžių apibūdinti to jausmo, kurį sukuria visi tie judantys sodai ir tie sodai sukurti jūsų rankomis. Didelių Vidos Sniečkuvienės pastangų dėka 2023 m. gruodžio 5 d. Botsvanoje buvo priimtas sprendimas įtraukti šiaudinių sodų tradiciją į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Mes nesitikėjom, kad bus tokia reakcija labai šilta, jiems labai visiems buvo įdomu, iš kokios čia medžiagos, kas čia yra, kas čia per pasaulį, o dar kai tu paaiškini, kad čia visas pasaulis ir jisai gyvas, ir jisai sukasi. Tai yra ir dangus, ir žemė, kur mes visi, ir požeminis pasaulis. Viskas čia yra tame sode. Aš pradėjau prieš 40 metų kažkur rišti sodus, kai dar iš vis apie sodus niekas per daug nešnekėjo. Muziejuje pamačiau ir taip užkabino ir nebepaleido visą gyvenimą. Ir va tai šešėliai jų. Tikrai, tai yra kažkas tokio ypatingo. Jie turi savo kalbą tie sodai. Mes turime džiaugtis tokiais žmonėmis kaip jūs, kurie tos sodus kuria ir leidžia tokiems žmonėms kaip aš ateiti ir iš tikrųjų bandyti susivokti, kas su tavimi darosi. Ir paprasta,
ir nepaprasta. Kabindavo per Kalėdas, per Velykas, per vestuves reikėdavo išsipirkti sodus. Tai gerai dainuosim. Mūsų sodai labai brungus, vidur sodo matos dungus. O šiais metais Vida sulaukė dar vieno apdovanojimo. Jai buvo įteiktas Lietuvos tautodailės apdovanojimas Aukso vainikas. Atsisveikinu su jumis iš Kauno rajono muziejaus, kurį labai raginu aplankyti ir tai darykite nepaskubomis. Skirkite tam pakankamai nemažai laiko, nes kiekviename muziejuje tikrai rasite ką pamatyti ir su kuo susipažinti. Ir žinoma, kitą šeštadienį kviečiu kartu su manimi keliauti į dar vieną Lietuvos muziejų. Iki!